Knygos anatomija. Mažasis lapiukas yra turtingas. Teksto anatomija pagal Trinu Lan. Pradžia. Su Ieva susitikome 2021-aisiais. Knygikų projekte Tiny Books from Baltic Authors. Pasirodė, kad esame puikus kūrybinis duetas. Greitai radome bendrų temų, o Ieva iš karto užsikabino už mano idėjos rašyti apie kalbinę įvairovę ir vaiko ryšį su seneliais. Iš pradžių pasiūliau kelias istorijas, bet galiausiai apsistojome ties lapiuku. Kad veikėjas taptų lapės, o veiksmas vyktų miške, iš pradžių buvo mano idėja. Tačiau man atrodo, kad Ievos pasaulyje lapės ir miškas buvo tokie pat ryškus ir gyvi kaip ir mano, nes ji tekstą iliustravo labai taikliai ir intuityviai. Knygikų projektas tiek žodžių, tiek vaizdų apimtimi buvo išties minimalistinis. Vis dėlto nuo pat pradžių jutau, kad ši istorija viduje yra didesnė nei išorėje. Tai reiškia, kad šioje trumpoje istorijoje slypi šis tas daugiau. Todėl mudvi su Ieva labai džiaugiamės, kai leidėjos paprašė mūsų išplėsti pasakojimą iki 700 eilučių. Pasiruošimas. Rašiau temą, kurią pati visuomenėje stebiu jau daugelį metų ir apie kurią pati esu giliai mąsčiusi. Pavyzdžiui, esu buvusi brošiūrų apie dvikalbystę šeimoje redaktorė, todėl papildomos medžiagos rinkti nereikėjo. Veikėjai. Aš esu voro mažumos kalbos vartotoja Estijoje, o šios kalbos vadinamojoje vaikų kalboje lapė vadinama mielu žodžiu rebo. Labai norėjau šį žodį panaudoti knygos originalo kalboje. Gyvenu pietų Estijoje, kaime, apsuptame miškų ir laukų, o lapės yra dažnos viešnios pievoje už mano lango ir mano komposto krūvoje. Jos netgi bando susidraugauti su mano kate. Todėl pasirodė smagi mintis jas iš erdvės už lango ir miško perkelti į žmonių pasaulį. Arba atvirkščiai, suteikti joms žmogiškų savybių miško aplinkoje. Tai man taip pat padėjo išspręsti klausimą, kaip knygos žinutę perkelti į žaismingą ir metaforišką aplinką. Norėčiau plačiau papasakoti ir apie savo patirtis, dėl kurių pasirinkau būtent tokią knygos temą. Mano pačios namų kalba voro, kuri yra ir mano vaikų gimtoji kalba, pagal Estijoje galiojančią kalbos politiką laikoma estų kalbos atmaina arba tarme. Tačiau kalbininkai laikosi nuomonės, kad tai vis dėlto yra atskira kalba. Būdama šios kalbos gimtakalbė, esu linkusi sutikti su kalbininkais. Kaip žmogus kalbantis rečiau vartojama kalba, ir aš, ir mano šeima esame įpratę prisitaikyti ir išlikti daugumos kalbinėje, tai yra estų kalbos, aplinkoje. Estų kalba mes mokomės, tvarkome reikalus valstybinėse institucijose, vartojame žiniasklaidą, bendraujame su draugais ir panašiai. Tačiau mūsų namuose vienintelė bendravimo kalba vis dėlto yra voro. Tai situacija, su kuria daugelis kitų voro kalbai palankių šeimų nesugebėjo susitvarkyti. Tam reikia kasdienio įsipareigojimo ir meilės, taip pat kūrybiškų sprendimų kasdienėse situacijose. Tuo pat metu Estijoje vis dažniau matau mano akimis labai tragišką situaciją. Daugelis jaunų žmonių išvyksta mokytis į užsienį. Ten susiranda darbą, partnerį ir galiausiai pasilieka gyventi kitoje šalyje visam laikui. Prisitaikymas prie gyvenimo svetur reikalauja pastangų, o mokantis vietinės kalbos, savo kilmės šalies kalba neretai nustumiame į antrą planą. Tai viena vertus yra visiškai suprantama, tačiau tada gimsta vaikai ir atvykus su jais į Estiją aplankyti senelių, seneliai ir anūkai nebesupranta vieni kitų. Tai labai tragiška situacija, už kurią dėja atsakomybė tenka kartai esančiai tarp vaikų ir senelių. Be to, nuo 2022 metų
Taip ironiška Estijos Respublikos nepriklausomybės dieną prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, į visas Baltijos šalis atvyko daugybė Ukrainos vaikų, kuriems viena vertus reikia prisitaikyti prie naujos šalies, o kita vertus gyvybiškai svarbu ir saugoti ryšį su savo kilmės šalimi. Vienas svarbiausių ryšio ir tapatybės saugotojų yra kalba. Galvodama apie visas šias skirtingas patirtis ir situacijas, pajutau, kad noriu papasakoti istoriją apie drąsų lapiuką, kuris turi persikelti į kitą mišką. Tačiau kartu su tėvais deda pastangas išsaugoti gimtojo miško kalbą ir tapatybę. O atlygis už šias pastangas – tikras aukso puodas, šiltas, palaikantis ir prasmingas ryšys su seneliais, su savo šaknimis. Aplinka. Žalias miškas arba lapiuko gimtasis miškas yra žalias visų pirma todėl, kad mano nuomonė tai pati natūraliausia ir organiškiausia miško spalva. Žalia tai namų spalva. Mėlynas miškas yra kažkas svetimo ir neįprasto. Svetur medžiai ir augalai kitokie. Kitokia ir aplinka. Kas yra išvykęs gyventi į užsienį, tas žino. Tam tikrų momentų gali apimti jausmas, kad viskas yra kitaip. Tai kelia nerimą bei stresą. Tačiau pamažu priprantant prie naujos aplinkos galima pastebėti, kad ir mėlyname miške yra šiek tiek žalios. Siužetas. Knygos istorijos yra asmeninių patirčių, mano fantazijos, skaitytų knygų ir matytų filmų mišinys. Stresinėse situacijose svetima kalba, net jei ją labai gerai moki, gali tiesiog pasimiršti, ypač vyresniame amžiuje. Iš to gimė pasakojimai apie vyresnes lapes, o daugiakalbiai vaikai dažnai džiaugiasi tuo, kad turi slaptą kalbą, kurios ne visi supranta. Taip net ir žmonių pilnose vietose galima su tėvais pasidalyti kažkuo intimesniu. Abi šios situacijos atsispindi knygoje. Kūrybinis procesas. Kadangi knygos istorijų pagrindinė tema man yra gerai pažįstama, pasakojimai gimė gana greitai. Dažniausiai procesas vyksta taip. Kurį laiką, kartais savaitės ar net mėnesius, galvoju, žymiuosi trumpas pastabas, o tada vienu ypu, pavyzdžiui, per kelias dienas, viską parašau iki galo. Laikotarpis tarp knygiukų projekto ir leidyklos užsakymo buvo būtent minčių susigulėjimo metas, todėl pačių istorijų užrašymas neužtruko. Paprastai parašytą tekstą palieku kelioms dienoms subręsti. Vėliau, pažvelgus iš nedidelio atstumo, viską perskaitau iš naujo ir atlieku kalbinius bei stilistinius pataisymus. Iš mano 5 vaikų 3 dar yra nepilnamečiai ir gyvena namuose. Tačiau ne visada išbandau naujus tekstus su jais. Kažkaip taip tikiu savo žinute, kad šį etapą praleidžiu. Kaip tai nutiko ir su lapiuku. Vakarais kartu skaityti kitų autorių parašytą gerą literatūrą yra kur kas svarbiau, nei skaityti jiems savo naujus tekstus. Dažniausiai rašau namie, tačiau kelis kartus per metus skiriu 3-7 dienas kūrybiniai stovyklai ir išvykstu kur nors pabūti viena, visiškai atsidėti tekstams. 3 nepilnamečiai vaikai ir garbaus amžiaus mama reikalauja dėmesio, todėl šiame gyvenimo etape nesiimu ilgesnių išvykimų. Mano matematikas vyras nepaprastai atsidavęs tėtis, sunku būtų rasti dar labiau atsidavusi, tačiau vis tiek dažnai jaučiu, kad vaikai auga taip greitai ir tai yra laikas skirtas jiems. Iliustracijų anatomija pagal Ievą Babilaitę. Pradžia. Sumanymas kilo prieš kokius 4 metus. Kibirkštį įskėliau ne aš, o Vaikų žemės gyventojai, kurie sumanė įsteigti pažinčių klubą. Tai yra supažindinti rašytoją ir dailininką iš skirtingų šalių, kurių krantus skalauja ta pati Baltijos jūra. Ir pažinčių platformą pavadino Knygiukai. Rinktis partnerio ar partnerės neleido.
Priskyrė ir tiek. Ir kas galėjo pagalvoti, kad tai pataikys. Su Trinu Lan ne tik sumanėme ir gyvendinome vieno puslapio E4 formatų sulankstomą knygelę, bet daugybę kartų pabandžius užmegzti su leidyklomis ryšį, galų gale pavyko sukurti vieną didžiausių formato prasme savo knygų. Stilius. Kiekviena nauja knyga tai nepraminti brūzgynai, kai pavaikštai, žiūrėk jau ir erdviau. Pamatai naujas formas, netikėtus spalvų derinius. Gal net, sakyčiau, mano galvoje ima mindžiukuoti tekstas, o tuomet ir vaizdelis susiformuoja visai naujas, istorijos įkvėptas. Na, taip jau klostosi, jaučiuosi kaip tas smalsus vaikas. Noriu nustebti, kokį vizualą, priemonės, spalvų, formų derinius žodis išprovokuos ir tuomet pamatysiu. Truputėlį paatvirausiu apie tai, kaip buvo sukurtas stebuklingas, samanomis kvepiantis miško vaizdelis. Esu kaip skenerė, daug žiūriu į objektus, kuriuos ketinu piešti knygoje. Šioje istorijoje pagrindinis elementas – miškas, medis. Fotografavau mišką vasarą, žiemą, kai apsiniaukia, kai saulės spindulys prasiskverbia pro medžių šakas, pakėlus akis į dangų, medžių viršūnės. Stebėjau medžių susidūrimą su žeme, perspektyvą miške. Tuomet bandžiau atrasti mažo lapiuko žiūros tašką. Kai susikuri galvoje 3D objektą, gali sukioti jį į visas puses, kol randi reikiamą miško ir personažų poziciją. Kitas etapas – rasti ir išbandyti priemonių derinius. Na, nors kokią sistemą susikurti, kad būtų ramiau keliauti per visus knygos atvertimus. Šio proceso dalis paprastai užtrunka. Net kai manau atradusi, kurioje nors iliustracijoje, viską pergalvoju ir prieš tai nupieštus piešinius perkonstruoju. Konstruoju, nes piešinį sudaro daug atskirų detalių, paruoštų sluoksnių, formų, iš skirtingų popierių, padengtų skirtingais dažais. Jei iliustracijoje matome atskirą detalę, ji ir yra atskira detalė, integruota ir su keliomis gudrybėmis įmontuota į bendrą paveikslą. Tiek, kiek knygoje yra lapiukų galvelių, kojelių, letenėlių, uodegėlių, tiek ir yra. Na, dar daugiau. Nemažas pluoštas liko nepanaudotų. Kai nekuriu knygų, daug eksperimentuoju, ruošiuosi parodoms ir tai, ką randu, kurdama gan abstrakčius piešinius, pritaikau iliustracijose. Tai svarbus mainai. Nuolatinis eskizavimas, nebūtinai konkrečių objektų, tiesiog jausmo, nuotaikos, linijų, potėpio eksperimentų, priemonių derinimo. Visa tai labai svarbus pagrindas įdomiai iliustracijai sukurti. Na, turi būti šiokia tokia, o gal ir ne šiokia tokia, priklausomybė piešimui turintis žmogus, piešėjas, atradėjas, fiksuotojas, iliustruotojas. Veikėjai. Viena svarbiausių užduočių, tikslų, kuriuos savo keliu pradedama piešti istoriją, kaip kūrybingai sukonstruoti personažą ar personažus. Veikėjas lapiukas, na kaip ir viskas aišku, bet kuogi mūsų su Trinu lapiukas ypatingas, kuo skiriasi nuo tų, kurie laksto miškuose ir kuriuos kartais gali pamatyti netoli savo namų. Ogi jis mokosi ir moka kelias kalbas. Jis emigrantų šeimos žinduolis, turi močiutę ir senelį, kuriuos lanko, panašus į žmogų. Jis mėgsta žaisti kaip visi vaikai ir yra drovus, bet svarbiausia, kalba keliomis kalbomis ir yra turtingas. Tuomet galvoju, kokiomis priemonėmis ir kokį kailį piešti, kad iškart suprastume, jog jis turtingas. Pieždama kailį naudojausi sena lietuviška enciklopedija. Tais 1934 metais joje buvo sukaupta nemažai informacijos. Mano mama enciklopedijas atidavė man ir pasakė, daryk su jomis ką nori. Tad taip ir darau, naudoju įvairiuose sumanymuose. Aplinka. Iliustracijose naudoju įvairias konotacijas, vengiu tiesioginių reikšmių. Taip atsirado miško spalvos.
Paprašiau Trinų įtraukti spalvas nederančias su miško spalvomis, kurios būtų tarsi nuorodos – miškas gimtasis, kuriame seneliai gyvena, ir naujas miškas, kuris yra kaip naujieji namai kitoje šalyje. Tuomet pasitelkiau kasdienybę, kurioje gyvena vaikai. Tai įvairūs žaidimai ir jų vietos. Paprastai vaizduotė siūlo daug variantų, ypač kai gyvūnas apgyvendinamas žmogui skirtoje aplinkoje. Atsiranda vietos humorui ir visokioms keistenybėms. Siužetas. Pradėjus naują knygą, visos taisyklės subliūkšta. Ir kad procese nepasimesčiau, kuriu naujas taisyklės, bet jos tik iliuziniam nusiraminimui ir norui suvaldyti kūrybinį chaosą. Šiaip taisyklės nereikalingos. Gal labiau tikslai. Vienas iš tokių tikslų buvo noras parodyti miško platumą ir gylį, rasti žiūros tašką, kad erdvės pojūtis dar labiau sustiprėtų, o medžių gausa, jų nupiešta ne 100, parodytų, koks gražus ir svarbus gyvūnams, žmonėms neiškirstas miškas. Savai bandžiau atsodinti mišką. Paprastai pieždama kuriu antrinį, tretinį tekstą, visumą, jausmą. O tekstas tampa kaip kliuvinys, gerąja prasme, kuris provokuoja sekančią vizualią mintį. Kūrybinis procesas. Užtruko, tikrai užtruko. Kūrybinis procesas apie 4 metus, nuo tada, kai su Trinu susipažinome knygiukų projekte. Mintis praplėsti istoriją ir sukurti didelę knygą nedavė ramybės. Susitikau su keliomis leidyklomis. Pirmas sumanymas buvo sukurti sudėtingą, įdomios konstrukcijos knygą, kaip paaiškėjo, brangią leidybos prasme. Laikui bėgant supratau, kad tokios konstrukcijos labiau reikia man. Kad būtų įdomu kurti ir kad netrūktų iššūkių. Laikas kaip visada išgrynina idėją ir prasmes. Kiekviena knyga tarsi apibrėžtas laiko tarpsnis, kuriame netrūksta greta keliaujančių įvykių. Nepakartojamas. Procesas buvo intensyvus, teko šokinėti tarp darbų. Ši knyga ypatinga tuo, kad vis ištraukiu iš lentynos pasižiūrėti, pasigrožėti, medžių paskaičiuoti. Paprastai niekada taip nesielgiu, kokius metus nevartau knygos, o su šia kitaip. Gal ir dėl to, kad joje tiek daug sluoksnių. Atlikdama kitus darbus visą laiką mąstau, mintise ieškau sprendimų. Kaip vieną ar kitą sceną išspręsti. Eidama ar važiuodama ieškau reikiamų knygai objektų. Pavyzdžiui, turgaus scenai pasiskolinau Antakalnyje esančio turgelio palapines. Darbo valandos neapibrėžtos. Dažnai peržiūriu savo popieriukų atplaišėlių likusių formelių kolekciją. Iš ten semiuosi įkvėpimo. Jau 3 metus dėstau iliustravimą Vilniaus dailės akademijos grafikos katedroje. Smegenys dirba 2 režimu ir jei dar pridėsime susitikimus, dirbtuves, parodų rengimą, tų režimų atsiranda daugiau. Radau būdą, kaip išsivalyti galvą ne tik nuo rūpesčių, bet ir nuo nerimo, atsiradusio dėl įsipareigojimų. Kad netrukdytų bent jau pradžioje sukonstruoti ir išgryninti būsimos knygos idėjos. Važiuoju, taip sutampa, žiemos metu prie jūros. Daug vaikštau, vėdinu smegenis. Taip atsiranda vietos naujoms idėjoms. Tuomet vienu įkvėpimu eskizuoju, apsirašau visą knygą. O šiaip darbas ėjo kaip sviestu pateptas. Su Trinu buvo gera ir įdomu dirbti. Tarėmės, diskutavom ir pasitikėjom viena kita. Kitaip kūrybinio proceso ir neįsivaizduoju. Gal duobes, strigimus pervadinčiau į sprendimų paieškas. Jei kankiniesi, tai tik truputį, kol randi sprendimą, o visa kita įdomus kūrybinis procesas. Daugmaž įsivaizduoji, kaip knyga galėtų atrodyti, žinoma, kol pasieki tą atitikimą tarp vaizduotės ir jau apčiuopiamų piešinių užtrinki. Tas grynasis piešimas užėmė apie 0,5 metų. Prisipiešiau tiek detalių, kad jas visas tenka rūšiuoti į atskirus maišelius. Tuomet jas nuskenavusi laikau kompiuteryje, lentynoje ir galvoje. Reikiamu metu prisimenu,
kad tam ar kitam knygos atvartui reikiamų detalių yra. Knygos vizualą auginu visą iš karto. O kai leidėjui ar teksto autoriui reikia parodyti, ką padariau, patvirtinti, kad tikrai dirbu, pasitarti, pakritikuoti, siunčiu darbus su paaiškinimu, kad viskas keisis. Ačiū. Kalbino ir skaitė Kotryna Zylė. Projekto namai Vaikų žemė. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Šios knygos kūrėjų biografijas ir daugiau knygų anatomijų rasite adresu knygukūrėjai.lt.